Ei, sveiki visi, kartais galvoju, kaip atrodytų žinios Lietuvoje ir lietuviškai, jeigu mums daugiau rodo apie tai, ką daro Izraelis. Aš sakau, reikia duoti pavyzdį. Tai paimkim keletą dienelių, kas vyksta ten Izraelį, Palestinoje, Libane. Pamirškim, kad Gazui yragi paliaubos. Libanas irgi turi paliaubas, reiškia, kaip ir viskas jau gerai, ne? Tai turbūt vakarų krantas, žiūrėkit, ten nėra Hamas. Tai pažiūrėkim, kas ten dedasi. Man balandžio 22 dieną vakarų krante žydai ekstremistai užpuolė, nužudė 14 metų berniuką ir 32 metų vyrą netoli vienos mokyklos, miestelė netoli Ramalos. 3 žmonės dar buvo sužeisti ir, kaip žinom, šitie ekstremistai, jie nėra tik maža grupelė kažkokio žmonių, jie yra labai įgalinta ir saugoma, dažnai padedama Izraelio kariuomenė. Tai jau atrodo nebe kažkoks tai ekstremistų projektas, o jau nacionalinis projektas ir va tokia yra viena vienintelė išraiška. Balandžio 23 dieną Gazui dronas smogė smūgį į netoli mečetės, nužudo 5 žmonės, 3 iš jų yra vaikai. Tokios yra paliaubos Gazui. Kita diena, balandžio 24 diena, dvigubų smūgių yra nužudoma dar viena Libano žurnalistė, Amal Khalil. Iš pradžių smogta į mašiną, kuri buvo pažymėta, kad yra spaudos mašina. Ten jau yra sužeidžiami žmonės, tada jinai ir jos kolegė yra sužeidžiama, tada jinai eina kaip ir prisiglaudžia kažkokiam name, tada į tą namą yra smogiama. Ir tada dar, kai nori medikai prie jos atvykti, yra užpuolami medikai ir ta žurnalistė taip yra nužudoma. Tai jau yra kiek 23 žurnalistais nužudyti Libane nuo praeitų metų pabaigos. Gazų žurnalistų yra nužudyta kiek jau virš 280, jau turbūt jau esam didesniam netgi skaičiui. Tai yra klausimas, kai yra tokios masinės žurnalistų žudynės, ar yra Lietuvoje žurnalistų, kurie garsiai, aiškiai pasisako prieš savo kolegų masinių žudymą, kurio mes per šią modernę istoriją nematėm. Nėra nė vienos šalies, nė vieno režimo, kuris yra tiek nužudę žurnalistų, kiek Izraelis. Gal sakyti, jūs te, bet gal per antrą pasaulinį karą, ne, bet gal per kokį kitą karą, ne. Mes to nesam per modernę istoriją matę ir yra kažkoks pasisakymas, galime klausti. Ir jau kažkas sako, bet čia tu pasirinkai gal tų keletą intensyvesnių dienų, kad parodytum, kas vyksta. Tai paimkim dar vienas įvykis, nežinau, Lietuvoje apie kalbėjo, kad Izraelis balandžio 17 dieną, pavyzdžiui, nušovė 2 UNICEF yra Jungtinių tautų organizacija, kur su vaikais dirba, UNICEF vairuotojus, kurie veža dalyje vandenį Gazui. Tai Izraelis, aišku, žino, kas yra UNICEF, viskas yra suplanuota, kaip tas vanduo yra paimamas, kaip jis išvežamas. Ir jo kariai nušovė UNICEF vairuotojus. Pavyzdžiui, tokia maža žinia, kur net nesvarbu yra, kai Jungtinių tautų darbuotojai nužudomi Izraelio, jau net nebekalbama, nes jau gal šiek tiek yra normalizuota, o Lietuvoje kalbėti apie tai būtų dar ir ne faina, nes Izraelis yra mūsų partneris, mes norim iš jo pratigintus ir mokytis. Tai tokios yra žinios, taip atrodo paliaubos Gazui ir Libane, taip atrodo štai kasdienybė vakarų krante, kur nėra Hamas.